Kalbėjom apie mokytojus, apie šiuolaikinį mokytoją mokykloje, apie tai, kokią jis kuria pridėtinę naudą, kalbėjom apie tai, kas vyksta toje mokyklos riboje, kas vyksta tarp mokytojo ir mokinio. Ir vienas ir kitas pašnekovas užsimindavo apie tėvus, apie šeimą. Ir iš tikrųjų įdomus klausimus, o tėvai ir mokytojai, kas bendro yra tarp to, ir tai mums padės atsakyti 15 minučių žurnalistas Skirmantas Malinauskas. Iš tiesų, aš turiu 2 vaikus, viena iš dukrų jau mokosi ir girdėjau daug dalykų čia, motyvuojančių dalykų. Aš tiesą sakant, nežinau, kas sėdi auditorijoje, nes man labai sunku pagal veidus atpažinti, kiek amžiaus žmogų. Ir galbūt yra žmonių, kurie jau galbūt eis į mokyklas dirbti, kažkas galbūt neis, kažkas galbūt jau dirba. Aš pagalvoju, aš pakalbėsiu, yra tik 10 minučių, tai yra labai nedaug, ar ne? Ir mano galbūt motyvacijos kalboje bus ne tiek daug, bet aš pakalbėsiu iš tėvų pusės, pats būdamas tėvų, tikrai nieko neatstovaudamas, apie sistemas. Tam, kad sistemos veiktojos turi būti gerai sutvarkytos ir kuo jos geriau sutvarkytos, to jos veikia efektyviau. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į viską, į visą mokytojo darbą, pamatytume, kad jis irgi susijęs su sistemom. Aš galvoju pradėti nuo mokytojų ruošimo, nuo edukologijos, bet paskui supratau, kad reiktų gal pradėti nuo kitų dalykų. Ar ne? Mes galim pasižiūrėti į Lietuvą. Aš kaip tėtis, mes turim sistemą, pavyzdžiui, demografinės politikos Lietuvoje. Ir ta sistema, tokia švelniai tariant, banguota. Ar ne? Vienais metais mes turim labai mažai vaikų, kitais metais ateina puikia politika valstybės ir mes turime daug vaikų. Štai mano viena iš dukrų, kuri dabar jau eina į mokyklą, yra to bumo vaikas. Ir aš matau, kaip įdomiai mūsų ta sistema veikia. Ar ne? Jeigu vienais metais mūsų mokyklos yra šiek tiek tuštesnės ir visi skundžiasi, kaipgi gauti pritraukti tų vaikų, darželiai irgi yra šiek tiek tuštesni. Kitais metais atėjus į mokyklą, tu net negali į ją pakliūti dėl to, kad tau sakoma, na, mūsų mokykla tikrai yra gera ir tu šiek tiek pavėlavai atnešti prašymą, net jeigu jinai tau priklauso pagal teritoriją. Iš vienos pusės atrodo, tai yra labai gerai, nes paklausa didžiulė yra mokytojų darbui. Aš galvoju, kaip bus po 3 metų, kai vėl mes žinom, demografinė situacija šiek tiek pasikeitė. Mes galim pakalbėti apie su tuo susijusi mokytojų ruošimą. Štai Mindaugas kalbėjo apie tai, jog mokytojų, tikrai geri mokytojai visą laiką ras darbą, nebūtinai mokyklose. Bet aš visą laiką galvoju, kaip mokytojų ruošimo sistema koreliuoja su tuo, iš tikrųjų, kas yra Lietuvoje ir koks yra mokytojų poreikis. Aš sutinku, kad mokytojas tai yra protingas, išsilavinęs žmogus. Ir štai, žiūrėdamas aš į savo dukras ir į darželius, ir į mokyklas, į savo bičiulių pavyzdžius, iš tikrųjų, ir kalbėdamas su jais, pamačiau, kad bent jau mano požiūriu, iš tikrųjų, didžiausia problema yra tos sistemos disbalansas, labai didelis, kai yra daug sistemų, kurios veikia kiekviena savo. Mano galva, bent jau taip iš šono žvelgiant, mokytojų ruošimo sistema veikia šiek tiek savo, mokyklos veikia šiek tiek savo, kai kurios geros mokyklos turi vienas problemas, pavyzdžiui, kaip atsirinkti mokinius, kitos mokyklos turi problemas, kaip išgyventi dėl to, kad nepakanka mokinio krepšelio, mokyklos Lietuvos sostinėje turi vienas problemas, kažkur kitur, toliau nuo sostinės, ten, kur yra, nežinau, kur valstybiniai egzaminai rodo, jog ten lygis yra labai labai žemas ir prastas, turbūt turi visai kitas problemas ir kaip prisitraukti mokinius, ir kaip prisitraukti pedagogus. Tuo pačiu metu, vėlgi, kadangi čia labai jau to laiko nedaug, aš pats esu mokinys šiuo metu, dėl to, kad nepaisant to, kad baigiau magistratūrą ir jau 10 metų dirbu, bet aš supratau, kad aš dar turiu įgūdžių, kuriuos aš nesugebėjau išsiugdyti, aš turiu pomėgių, kuriuos aš norėčiau ugdyti labiau ir tai, ką aš padariau, aš pradėjau mokytis internetu. Tiesiog mokėjau pinigus ir dabar moku pinigus tam, kad galėčiau nuotoliniu būdu gilinti savo žinias srityse, kurios man yra iš tikrųjų įdomios. Ir aš vėlgi galvoju, kiek mūsų sistemos yra pasiruošusios tam. Aš prisipažinsiu, kad nei vienas mano dabartinis mokytojas nėra mokytojas, kaip mes tai įsivaizduojame iš edukologijos universiteto, arba tai yra užsienio specialistai, kurie baigia, sakykime, mokytojo profesiją. Tai yra savo sričių profesionalai. Ir aš manau, kad tai irgi ateis toks laikas, kai Lietuvoje atsiras nauji iššūkiai. Ar ne? Kai tose pačiose mokyklose mes kalbam, pavyzdžiui, kad vaikams trūksta ekonomikos pagrindų arba teisės pagrindų ir taip toliau. Atsiras dar daugiau konkurentų, nes tuos dalykus turbūt gali profesionaliau išdėstyti, mano galva profesionaliau išdėstyti tie žmonės, kurie dirba. Tai šitiem iššūkiam sistemos irgi turi ruoštis. Kita vertus, galbūt kiekvienas iš jūsų, mes dažnai įsivaizduojam mokytojo kelią ėjimą į mokyklas, galbūt kiekvienas iš jūsų galbūt jau dabar galėtų, na, nežinau, pavyzdžiui, tapti mokytojais kažkokios srities. Mes kalbam apie, pavyzdžiui, korepetitorius. Mano vaikai dar labai maži, bet ateis laikas, kai man jų labai reikės. Šis laiką galvoju, kokios yra didžiulės kainos korepetitorių Lietuvoje. Ne, geriausi pedagogai ima pakankamai daug pinigų tam, kad galėtų paruošti savo mokinius. Aš galvoju, kodėl nesusikuria, iki šiol nesusikuria, pavyzdžiui, tas pats nuotolinis mokymas, kur yra 5 žmonės virtualioje klasėje, geras mokytojas, kuris gali realiai visą
visą tai daryti, pavyzdžiui, internetu iš kiekvieno iš tų žmonių kabinetų, o tą mokestį jis galėtų gauti net daugiau, tiesiog iš 5 padalinus jisai kiekvienam tėvui būtų mažesnis. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad man atrodo, kad šių dienų Lietuvoje, šių dienų iš vis visuomenėje turbūt reikia pradėti galvoti šiek tiek už tam tikros dėžutės rėmų. Ir kalbant apie dėžutės, toks paskutinis pastebėjimas, vakar kalbėjausi su savo labai gera draugė, kuri gyvena Pilaitėje. Aš gyvenu pats Lazdynuose, pakankamai senam rajone ir aš matau, sakykime, kaip keičiasi situacija. Ir štai, pavyzdžiui, jeigu pas mano rajone iš tikrųjų yra daug darželių, kuriuos galima nueiti, tenai nėra darželių. Jeigu pas mane yra daug tų senų mokyklų, jeigu vieną nepakliusi kitą, ten tų mokyklų yra šiek tiek mažiau. Ir štai, pavyzdžiui, kalbant apie mokyklas, stovi Pilaitėje 2 visiškai vienodos identiškos mokyklos architektūrinių požiūrių. Viena yra progimnazija, kiek suprantu, iki 8 klasės, kita jau yra iki 12 klasės. Ir štai jinai sako, aš niekaip nesuprantu. Mano vaikas, jis man atrodo yra 6-okas, jis nebetelpa į tą gimnaziją, ten visą laiką mokėsi, progimnaziją, jis ten visą laiką mokėsi, nes natūralu, nuo 1 iki 8 klasės yra 8 metai. O šalia yra tokia pati mokykla, tiek patalpinanti vaikų, bet jinai nuo 9 iki 12, kiek suprantu. Ir jį dabar nori perkelti ten, jam ten yra trauma, ten kažkaip išskirstamos klasės ir taip toliau. Ir aš tai galvoju, kaip mes stipriai esam prisirišę prie pastatų, kaip mes tikrai esame prisirišę prie, mes turime sistemą, kur iš tikrųjų yra pakankamai nelanksti. Ir galbūt dėl to iš tikrųjų žmonės, kurie baigia pedagoginį edukologijos universitetą, jie iš tikrųjų susiduria su tokiais labai griežtai nubrėžtom gairiam, kurias labai sunku peržengti. Tai aš iš tėvų pusės nieko nekritikuodamas linkėčiau tik tai 2 dalykų. Vienas dalykas iš tikrųjų, kad tos sistemos taptų lankstesnės ir kad paprasčiau būtų visiems. Ir vaikams tos programos, su kuriuo atstovais man teko šnekėtis, nes Žinių radijoje vedu tokią laidą skirtą pokalbiams su pedagogais ir iš tikrųjų teko ir su renkuosi mokytis atstovais kalbėtis ir su kūrybinių partnerysčių dalyviais. Man jos patinka labai tuo, kad jos iš tikrųjų išlenda iš dėžutės ir jos leidžia parodyti, kad švietimo sistema yra visai kitokia. Ir iš tikrųjų jos tėvam labai patinka, aš nežinau, jos patinka mokytojams, nes tai yra, kaip minėjau, papildoma konkurencija ir kitas dalykas. Bet aš labai palinkėčiau vienas dalykas, kad tokių nesisteminių sprendimų būtų daugiau, o politikam, kurie tą sistemos formuoja, nes vis tiek sistema turi būti. Štai gerbiamas Jasupaitis sakė, kad mokytojas turi gerbti valdžią. Aš visą laiką sakau, kad vis dėlto pagarba yra užsitarnaujamas dalykas. Ir aš norėčiau, kad mokytojai gerbtų iš tikrųjų valdžią tada, kai ta valdžia padarys sprendimus, kurie būtų jiem priimtini. Ir jiem tai yra ne tik kaip savo profesijos atstovom, pavyzdžiui, pakeltų atlyginimus, nors aš nežinau, ar tai net būtina, bet jiem kaip visuomenės nariam, kai jie jaustųsi komfortabiliai dėl to, kad ir tėvai, ir mokiniai jaustųsi taip pat patogiai. Turim Seimo nario komentarą. Iš karto aš, kol vėlgi netaušo, noriu pasakyti, kad valdžią gerbsime tuomet, kuomet išsirinksime tokią valdžią, kurią galėsime gerbti. Tai yra labai paprastas atsakymas ir kaltinti politikus, kad jie yra negerbiami, tai yra tas pats, kas kaltinti save, kad šiandien neišsivaliau dantų arba nenusiploviau rankų ar dar panašiai ir panašiai. Čia yra kiekvieno asmens higienos taisyklė ir žmonės, kurie kaltina ypatingai tokio auditorijoje permeta tokį, aš gink dievę nenusiimu kažkokios atsakomybės ir panašiai, jau lab, kad aš politikoje tikrai dar nesu labai ilgai ir tikrai negaliu už visus atsakyti, bet valstybės sąrangą taip pat reikia suvokti objektyviai ir mokytojo pridermė taip pat aiškinti mokiniams ir moksleiviams ir jų tėvams, kodėl valstybėje vyksta tokie negeri dalykai. Todėl, kad ne tą valdžią išsirenka. Ir dar kitas dalykas, švietimo sistema yra labai toks subtilus klausimas ir išeiti iš tų jūsų, rekomenduojamų rėmų arba išėjimo yra sudėtingai įgyvendinti, todėl, kad valstybės švietimo politika formuoja aukščiausiame lygmenyje. Tai yra švietimo mokslo ir kultūros komitetas pirmiausia Seime, paskui yra ministerija, kuri vykdo, kuri komitetas kontroliuoja, ką ministerija vykdo ir taip toliau. Bet visą tą sistemą įgyvendina savivalda. Ir štai čia yra mūsų demokratijos kaina, kuomet mes sakome, kad, turi būti taip ir taip, o ateina kiekvienas meras arba kiekvieno rajono taryba ir sako, ne, sako ponai, bus taip ir taip, čia stovės 2 mokyklos, vienoje bus daug vaikų, o kitoje bus mažai. Ir nei vienas Seimo narys, nei vienas ministerijos darbuotojas negali paprieštarauti, todėl, kad taip nusprendė savivalda. Savivaldos taryba, kurią išrinko ten gyvenantys žmonės.
Ar ne? Ir sakyti, kad jie negerbė tų, kuriuos išrinko, tai jie negerbė ir patys savęs. Ačiū ir aš dar tokį šiek tiek provokuojantį klausimą. Skirmantai, ar galim tada sakyti, kad projektuojant į ateitį ir visą Lietuvos švietimą, tai atrodytų, kad klases turėtų pakeisti kompiuterį ir internetas, o tuos mokytojus pedagogus, kurie turi pedagogo kvalifikaciją, lektoriai praktikai, ar ne? Kurie dirba tą darbą. Ar vis dėlto ne? Ne, tikrai taip nebus. Aš tiesiog manau, kad irgi vėl Mindaugo man mintis labai patinka, kai jis kalba apie tai, kaip mes suprantam mokymuose, ar ne? Tai mes labai ilgai, galbūt ne mes, bet čia vėlgi tarybinės santvarkos, mano manimų, reliktas yra, kad mes supratom, kad mokymuose yra baigi 10 klasių, gauni ten vienokį išbandymą, egzaminą, kažkokį diplomą, paskui gali rinktis, nežinau, profesinę mokyklą, technikumą, ar baigti dar ten 3 metus pasimokyti, ar 2, ir tada stoti į aukštąją mokyklą, ir štai tada galbūt gauti diplomą, ir tada kažkur eiti dirbti ir taip toliau. Aš manau, kad jau dabar žmonės, kurie, galbūt tie, kurie studijuoja, dar to nesuvokia, bet tie, kurie dirba ir dirba dinamiškose srityse, ne gamyklai, kur tu turi, kur tavo darbas yra nušlifuoti vieną detalę ir jinai visą laiką nesikeičia, kol neateina ir tau neparodo, kad štai yra kita detalė, kurią reikia šlifuoti kitaip. Bet tie, kurie dirba darbą, kuris yra dinamiškas, kur reikia priiminėti sprendimus, jie jau dabar supranta, kad reikia mokytis ir jie mokosi patys labai noriai ir vėlgi netgi klausimas yra kitas, kiek mes pasiruošę, ne tik, kad mes patys norime mokytis, mes esame pasiruošę mokėti nemažus pinigus, mokslas tampa verslu, žinios tampa verslu. Jeigu mokytojas turi ką parduoti, jeigu jis turi savo kvalifikaciją, tai iš tikrųjų jau dabar tai yra realybė. Lietuvoje tai yra mažiau, galbūt dėl to, kad aš tiesiog šiaip žiūriu labiau, kas vyksta vakaruose ir, pavyzdžiui, sritis, kai kurios sritis, kurios yra universalios, ar ne, jeigu mes žiūrime ten IT technologijos, programavimą, grafinį dizainą arba kitus dalykus, jie jau dabar, netgi vakaruose, niekas nebesirenka labai brangių aukštųjų mokyklų, nes tu praktiškai gali žymiai aukštesnio lygio profesionalų susirasti internete, sumokėti galbūt dvigubai mažesnę kainą ir nebūtinai gauti diplomą, kuris darbdaviui kabės ant sienos, bet parodyti savo žinias, sakyti, gerai, aš galiu padaryti šitą konkretų darbą kūrybiškiau, geriau, greičiau, negu tas, kuris sumokėjo ir gavo valstybės pripažintą diplomą. Ačiū.